Gerai, tai esu su Deiviu. Darau, daktaras. Tikrai mes su Deiviu šiaip Čia tavo, jo nesam, čia toko kukli dovanėlė nuo manęs. Dėkui. Čia energetinis iš Deiviu, nes žino, kad aš mėgstu energetinis. Ir ką mes su Deiviu net nesam, tai ar man susipažinę per Instagramą. Ir tu kaip suprantu, čia jau nemažą laiką dirbi. Ir mačiau, kad Deivis gaudasi tiek su mityba, tiek su sportu. Norėjau pašnekint, pravesti man treniruotę. Dar norėjau paklausti, vad mėgsti pravarkiauti, ne? Kodėl mėgsti būtent be kofeino? Kad nebūtų to tokio džiderinės? Pirma, dėl to, kad aš šiaip esu pakankamai dirglus kofeinui ir jeigu, tarkim, daugiau negu 200 mg, aš jau, pavyzdžiui, galiu jaust krešą. Okay. Tai dėl to labiau preferinu, žinai, steam free, bet nėra, kad nesu ten kofeino, ten nemėgėjas. Aš naudoju kofeiną, bet labai nedaug, žinai. Tai dėl to aš renkuosi vieną pre-workoutą su kofeinu ir tokį low steam. Ir vėlgi, aš pasidozuoju. Pavyzdžiui, tarkim, aš kavos išgeriu vieną puodelį arba vieną energetinį, arba tas. Ir vieną pre-workoutą, nedaugiau. Tai reiškia, aš per parą nesuvartoju daugiau 300 mg kofeino. Ir stengiuosi iki 12 valandos. Jeigu vėliau, ten jau 1-2 viskas, jokių stimuliantų negeriu, jeigu vakarė sportuoju irgi, tik tas pompas. Suplakiau margaritą jūrui. Bet čia toks su pitelė. Jo. Atrodo kaip pabalius sulčius, kai iš mačiutės pasiekti. Na, aišku, bus dabar dahuja skonio, nenustep, nes dabar 3 skirtingi... Nelaksysiu šias togais patogiai? Aš jau toks hiperaktyvus. Aš matau, kad tas biški linksmas. Aš šiaip toks gan daug energijos turintis iš savęs, bet dėl to irgi toks stengiuosi labai riboti. Po kokios antros, aš gal ne taip tvarkingai kaip tu, bet kokios antros trečios su negeriu, nes tas kofeinas, aš domėjaus kiek labai ilgą tą turi half-life, ne kaip tam vadinasi, kad net 12 valandų lieka. Nors ir užmiegi, pavyzdžiui, kofeinas vis tiek gali miego kokybę. Visiškai teisingai, nuo 10 iki 12 valandos gali būti tavo kūne, nes yra būna žmonės sako, aš galiu prieš miegą išgerti kavos ir man dzin. Taip, tau dzin, bet tavo miego kokybė bus šūdna, garantuotai. Jo, tu užmiegsi, bet miegas nebus tas pats. Jo, absoliučiai. Galvoju, kad ten yra ta papildų industrija, biškai išpūsta ir overpriced, kad yra tik keli, kurie tikrai turi naudą, kur tyrimų pakankamai daug, kad jie būtų naudingi, o kiti tokie biškai... Tai tai pavyzdžiui, mano akim, visiems klientam, vis laik, sakau, yra tokia papildų šventa trejybė, tasme, kur visiems reikia. Tu nesportuoji, vaikas senas yra dzin. 3 pagrindiniai papildai. Tai yra omega, magnis, vitaminas D. Kodėl omega? Dėl to, kad mes Lietuvoje širdininkai, pas mus cholesterolis laikai yra netoks geras. Magnis, tai yra mineralas, elektritas, kurio mes kiekvieną dieną prarandam ir tų natūralių šaltinių nėra per daugiausiai. Vitaminas D, vėlgi, gyvenam Lietuvoje, saulės ne per daugiausia, tai aišku, tikrai yra individų, kurie turi didesnį, bet dažniausiai būna vitaminas D žemesnis. Ir daugiau visa kita, aišku. Žinai, jeigu sportuoji tik kretinas, aišku, gali ir nesportuojantis ir senyvo amžiaus, bet aš tiesiog jau kur pradžia. Omega 3, magnis, vitaminas D. Aš nuo šitų pradedu. Ir daugiau visą kitą kombinuoju. Ką šiandien darysim? Šiandien darysim mes šiek tiek krūtinės, tada darysim pečius ir bickę. Davai, važiuojam. Tiesiog galvoji bicapį link krūtinės ir bandai tiesiog krūtinę dar pats įtempti. Suspaudi pats. Per krūtinę daugiau išsirės per krūtinę daugiau. Va taip. Atverk krūtinės ląstą daugiau. Va. Suspaudi viršui. Jau į apačią. Pratempi. Nešaudyk tik į apačią, biškį lėčiau. Nereik super lėtai, bet nereik ten dropinę. Aha. Bum, šauni viršų. Vėl į apačią. Žiūrėk, ištempi ir ištempinėk. Ištempinė biškį apačią, ištem. Ir vėl. Bum. Vėl. Aha. Čia. Gerai, blokelius out. Važiuojam. Jeigu išeina pilnus, jeigu ne nuo kelių, kaip darys taip. Batai. Biški. Aš įspėjau, pas mane volmo daug. Davai. Всё. O, nemirštam dar. Nepaleisk krūtinės, krūtinė virš. Nekeis krūtinės krypties. Nepermes pečiam. Linksma. Молодец, gerai. Gera pradžia. Ostai. Va. Pasigulus. Okay.
Jeigu per sunku, tai atne... Jo, rotuoju. Jo, specialiai. Mėgstu su rotacija. Okay. Šiaip aš darau daugiau su vidinė rotacija, jeigu pastebėjai. Noriu mažiau priekinės deltas. Noriu kuo daugiau šonus, kas jungtų. Tu gripų nenaudoji? Ko gripų? Kafų? Lateralinių pakilimų. Kafų tipo? Nu, kafų. Ne, nenaudoju. Visai, ne? Ne. Tai jeigu neturiu... Aš jau galiu duoti kafus, jeigu reikia. Ne, šiaip buvo įdomu, žinai, kaip tu darai. Nu, man tiesiog neįdėjęs programą, obis ir viskas. Aš tiesiog, nu, taip, jeigu neįdėjęs ir nenaudoju, bet ir gerai. Aš tai pavyzdžiui... Aš mėgstu gripą, aš labai mėgstu. Pavyzdžiui, kaip tu mėgsti. Tu kai, aš žinau, aš tokias kaip tu biški pizdavoju, bet nepyks, tai aš turiu nuomonę tam tikrą irgi. Aš pastebėjau, kad tu visur strepsai. Jo, aš strepsai sutinku, kad yra gerai, bet tikrai ne naujokai, sorry. Nu, tipo, kam tu duos strepsai, jeigu tas dilbis ten kaip mažos mergaitės, ten gležnas. Bet aš pastebiu, mano klientai, jie negali net normaliai treniruoti nugaras arba kojų, nes jiems tiesiog slysta iš šonkų, žinai. Tai slysta... Ir aš, tipo, galime stiprinti laikydami. Ir taip aš tai darau, žinau, bet vis tiek vienas... O čialkas? Vieną setą įdedu su strepsiais. O čialk? Tiesiog negalim nugaras, žinai. O čialkas? Čiako mes neleidžiame naudos. Net skystos? Bet skysta gal ir išeitų. Nes šiaip tai labai griežtai su to čialkai duoda vieną. Aš esu girdėjęs, nu... Davai! Dirbi, nafik. Čia 15 buvo. Na žinau, čia jau dahui. Tai jau per lengvas svoris buvo kiau. Ne, daugiau svoris. Aš sakau, kad per lengva tau buvo. Bet šiaip tai skystą čialką, aš pavyzdžiui, klientam griežtai neleidžiu. Sako, man prakituoja pirštai, tai sakau, yra klaida. Nes netgi toks mokslinis tyrimas yra, aš nežinau, ar esi skaitęs, kur pavyzdžiui lygino kategorijas 2 žmonių, 12 savaičių vieną kategoriją, kurie sportavo su pirštiniam, kiti be. Tie, kur buvo apie pirštinių gripą, sustiprėjo ženkliai negu tie, kur buvo su pirštiniam. Nes, nu, nėra... Pirštiniam ar su gripais? Aš dėl su pirštiniam turiu menį. Nes... Tai pirštiniam tai aš nedaug. Nes, nu, žinai, nėra tiesioginė sąlyčia. Strepsai aš sutinku. Tai man nesvarbu, bet jie tiesiog neišlaiko, žinai. Nes strepsai aš sutinku yra tikrai geras įrankis išmokyt klientą, nu, įdarbinti ne rankas, o tarkim, kad trauktų iš nugaros. Tikrai taip. Va, aš kėliu, va, kaip tik neseniai video Instagram'ą istoriją, kur aš dariau bulgariškus įtupstus su 5 kg be strepsų. Tai aš aiškinu visą laiką, tu turi būti stiprus visur. Kai yra gigantiški svoriai, ten, nu, tasme jau, nu, tasme deadliftai, ten su crazy svoriu, taip, oi ne, strapsai, aišku, nei tu ten powerlifteris ar kažką, ten, žinai, tiek mano treneris strapsus naudoja, daug kas naudoja, aš ir pats naudoju ant rack pulo, nes, nu, tu high repų neatlaikysi, nu, tasme tau dilbis išfrains, o tau reikia nugarą izoliuoti. Tai ten tai, ką tu, pavyzdžiui, irgi sakai, kad, tarkim, nori izoliuoti raumenį, gripas yra silpnesnis raumuo. Taip, aš to tikrai sutinku, bet kai yra sporto pradžia, nu, blemba, tegu dirba tas dilbis, nu, blemba. Jo, tai man ne problema, kad jis dirbtų, man problema, kai negali efektyviai treniruoti nugaras. Nu, tas. Aš toks, ar aš darau dilbį dabar, aš darau nugarą. Nu, nėra treniruoti nugarą, jiems sklysti tiesiog svoris, nes dilbiai prasidinė. Ir dar reikia išsiaiškinti, galbūt tiesiog įtampos yra. Gal tiesiog reikš mūsų žodį dilbį ir viskas. Čia irgi būna, kur tipo, ką dirbi, prie ofiso, taipinu, atleidi dilbį viskas. Dingsta skausmai, dingsta visi įtampos ir daužo. Tai dažniausiai tiesiog, nu, kažkokių kitokių faktorių. Gal, bet kai kiekvienam klientas toks atrodo, kad, žinai, galima labai lengvą sprendimą padaryti. Aišku, nenoriu aš, kad jie irgi taptų priklausomus. Bet, kai panaudosiu namą kitam setą, kad normaliai izoliuoju nugarą, apvalės, tai man nieko tokio atrodo. Davai. Davai. Viens. Nice. Nu, jau jaučiu, kad prie workoutas kiekvieną, nes filosofą pradėjom. Čia, žinai, gal nori pasirodyti tėvės. A tu kaip klientus dirbi, irgi taip stengiasi izoliuoti sistemą raumenį? Nu, tasme, jo, žiūriu, kokam reikia. Nes aš, pavyzdžiui, turiu valandą žmogus. Jo. Pavyzdžiui, darom lateralinius susiklimus. Ir aš nebijau, žinai, kad ten įsijungs trapecijas. Ne. Pakankamai gausi, žinai, daugiau gausi pirmų trapecijų pėdinė, žinai. Ne. Tai aš tam taip akcentuoti, kad tik vieną raumenį izoliuoti. Aš sakau, žiūriu, kuo kam reikia. Sakau, pavyzdžiui, tarkim, naujokam, kurie yra susukti, tai aš netgi standartinių šoninių mostų nieko neduodu. Aš duodu Y raises.
Okay. Nu, tipo, vien dėl laikysenos, tasme. Aš per tą prizmę vis laik žiūriu. Tai vis laik žiūri pagal žmogų, žinai, labai individualiai. Nežinai, kas tinka, Jonai tas Petriukų ne tik, žinai. Tai aš labai žiūriu tą individualų krūvį. Ir aš irgi darau su vidinę rotaciją peties. Pabandyk irgi išsukti. Va taip. Va taip, žiūrėk. Va taip. Gal irgi patiks sai. Nes aišku, čia dings jėga, bet tada iš karto tiesiog čia direkt keikinsi. Aišku, gal atsisjungs, nenustep. Ir trapken galą pasims. Nu irgi, bet čia normalu. Čia reikia bijoti. Nu, čia tokie tarpai. Aš tau sakiau, čia toks biški smagus. Ai, nu okei, nėra jėgos tiek daug jau. Nu, bet čia ir nebus, normalu, čia Pozicija, žinai. visai nepatogi. Bet va, apsio pečiais proga. Nu. Round and shoulders. Nu, tai kai tiek sėtų pačiam. Aš dabar toks tuščias jaučias prieš tave. Realiai aš jaučiu žiauriai šiandien tuščias. Dėl ką? Nežinau, o dabar pasižiūrėjau, dabar toks neužsikrovęs. Nu, idėja gal. Tu svori dabar? Ne, šiaip auginu, bet. Neįsivaizduoju. Kaip sekasi? Galėtų būti geriau. Dėl to sunkiauja? Nu, aš toks biškė esu. Nu, nebuvau, bet jaučiuosi dabar hardgainerį šią akimirką. Nes valgau tikrai, aš gyvenime tiek maisto nesuvalgęs. Aš valgau tikrai daug. Kaip tu dabar valgai? Sporto dieną 5200. Oho. Kaip tiek sukiši? Paprastai. Geri aliai? Daug carbs. Ne, aš kaip tik fetą nelabai reaguoju. Aš esu carbsų žmogus. Visiškai carbsų žmogus. Carb-based pas mane praktiškai tait. Pasme riebalų žiauriai mažai dietai. Jeigu aš riebalų suvalgau, man iškart stojas. Nu, taip, man pakankamai sunkiai virškina. Nesvarbu, ar sotėjai, nesotėjai. Pohui, kam tie pakartojami, koks skirtumas, ten, žinai, užtenka mechanikal tension, taip toliau ir panašiai. Nu, visiškai ne, labai individualu, absoliučiai. Turėjai žiūrėti pagal individą, pagal raumenų skaidlas, kaip kas. Netgi dažnu atveju merginom, kaip tik high reps būna geriau negu low reps, nes jos natūraliai žymiai ištreningesnės ir jam reikia kaip tik daugiau tų repsų, kad išvargint tą kūną. Tu duodi 10 repų padaro, 3 sekundžių viskas gali daryti toliau, bet kai tu 2-5 jos išsitaško ir dažniausiai long terme puikiai tinka. Bet vėlgi, sakau, čia labai individualu. Man asmeniškai labai puikiai tinka high volumas, nes man kūnas žiauriai pasikeitė, raumens tankumas net pasikeitė. Pavyzdžiui, mano kitam pažįstamui, kuris irgi ruošias varžybom, pas Ovidijų, žinai, sportuoja, čia darys. Tai pavyzdžiui, jam kaip tik priešingai. Pas jį visa treniruotė yra kaip tik low volume. Jis daro nedaugiau kaip 10 ir jam belen kaip ten auga raumenis ir jisai progresuoja, lynas, fuck, žinai, ir sakyt. Tai... Čia yra turbūt ir genetika ir preference, žinai. Tai sakau, labai individualu. Jo, visiška klasika. Kokį mąstymą? Priekinė delta, pavyzdžiui, tai gauna daug darbo nuo spaudimų ir overhead pressas pagrindė, žinai, treniruoja, nu ne, kad pagrindė, bet daugiausiai priekinė delta, tai daug kas jos net nedaro atskirai, nu tipo spaudimai virš. Rimtai? Ok, geras. Lateralinė delta, bet tipo būtiniausias pratimas, pačiam lateраlinė delta, nes nuo jokių kitokių pratimų, žinai, jas izoliuoja, tai atitraukia, kur vienas būtiniausias, bet priekinė spaudimo, daug kas net nedaro, nes nuo bench presso, nuo dipsų, pakankamai stimulo priekinė. Yra logikos, good point, aš suprantu mintį. Pati logika būna pritaikoma ir galinė deltai nuo rows ir nuo traukimo pratimų galinė deltai ir Aš esu šitą girdėjęs, kad tipo, užtenka daryti traukų, nereikia daryti jokių backfly, žinai. Jo, bet tu, žinai, darant trauką, tu bet kokiu atveju darysi iš trapuchos, iš trapecijos, jinai darminsi. Aišku, ir fly taip pat iš trapecijos, bet tu esmė, kad tai yra gerokai kitoks movementas ir tu gali gerokai daugiau izoliuoti galėjo delta. Kas susijęs su shoulder pressu, ar ne? Tai vėlgi labai viskas individualu, ar ne? Jeigu mes kalbėsim ne apie bodybuildingą, kalbėsim apie kitas sporto šakas, ar ne? Jeigu žmogus yra atletas, ten, tarkim,
Jeigu jis yra tinklininkas ar ne, ar kovotojas, tai overheadas vienareikšmiškai jam bus jo pratimas, nes jam reikia belenkiek daug ištvermės ir sprogstamas jėgos. Ir jam nereikia apšeikių lateral raises, nes jisai neboksuoja gyva iš šonus, jisai priekį trenkia, tai jam reikia boom, jam reikia kuo stipresnės tos priekinės deltos. Tai aš nesutinku, čia reikia labai individualiai taikyti pagal individą. Per mažai svorio, galėjau biškai daugiau. Turėjo buvo 10. Čia kažkokį rebrainį, ne? Jo, 10-15 viskas. Nieko magiško. Čia pagal tave gal čia per high rep, pagal mane tai čia toks medium reps, nežinau. Nes pagal mane high rep daugiau negu 15. Nu, aišku, bazinių pratimų nedarau ten. Rebrainį tiesiog žiūriu, negalėjimo man svarbiausias faktas. Okay. Intensity, žinai. O tarp 5 ir 30 pakartojimų taip pat esu nuauga. Ne, tai aš nesau, kad neauga, sakau, viskas labai individualu. Aš laikausi individualumo faktoriaus. Aš nesau, kad yra tik taip arba tik tai. Ir pasižemink soliuką gal biškito aukštas. Aš niekada nesilaikau, žinai, to kategoriškumo. Kad anksčiau buvau toks, oi, turi daryti tik low reps, aš pats toks buvau. Spaus petį. Aha, iškart sunkiau. Ir kaklą gali biškiau aukščiau pakelt. Aha. Aš aukščiau pasikintuosiu. Ai, žinau. Kad su viršutinė ranka kažkur tuos darytų 9 laipsnių, jau tu čia stovėdamas tau jau tenka. Šitoj pozicijai. Galima šitiek pakelt, bet aš per daug asmeniškai... Ne. Aš per daug... Aš per daug matai, aš aukštai matai labai nekeliu, žinai dėl ko? Nes mano bico sausgyslė, jinai pakankamai silpna ir man labai lengva patiem bico. Žiauriai lengva. Ir aš anksčiau darydavau viską full lengthening, tasme full šitą, incline, preacherius. Ir kiekvieną kartą nueidavau masažą, pastojęs visas minkštas, o sausgyslės užspazmavusios. Mažinau svorį, dariau high rep, low rep, tas pats šūdas. Nu tiesiog negaliu. Ką pradėjau daryti? Ne full length, nu tipo 9-5%, 9%. Kas nutiko? Padidėjo jėga, sausgyslės minkštos, bicas stiprėja. Viskas. Tiesiog ne visi gali individualiai viskas. Tai aš vėlgi, ar aš pats kitiem klientam tai taikau? Ne. Renkuosi individualumą. Yra kam galima, yra kam negalima. Viskas. Pavyzdžiui, kai ateina asmeniškai ne online, bet žmogus asmeniškai pastoja, nori, žinai, treniruotis, bet nori, sako, svarbu, nes tai kiek tu koreguoji jo mitybą, jeigu jis mitybos planą nesilaiko? Ai, tu turi tokių klientų? Turiu. Vienas mano seniausių klientų taip sportuoja. Tai vat jam netinka mitybos planas. Mes darom jau tą tokį, kur kaip čia pasakyti, nu, pagal intuityvų valgymą, pagal jo kūną, žinai, kaip jis jaučiasi. Tiesiog jis turi variacijas, ką jis gali, plius minus porcijų dydžiai ir viskas. Ir jam tobuliausiai tinka. Jis tada gerai jaučiasi, žinai. Tai nėra, kad, nu, viskas strikt, su gyvais biški kitaip, žinai, negu su online. Tai va. Tai va, su, nu, maksimaliu effortu. Gerai. Finish. Reikia, nes, blema, kažkas man padeda, aš nejaučiu negalėjimo, nes gali padėti. Gerai, nepadėsiu. Aš šiaip prieš padėjimus visą laiką, nes tada sunku trekinti, niekam klientam nepadeda. Ai, klientam nepadeda niekada? Niekad, neliečiu. Net ir naujokus? Niekad. Kai jie nieko nemoka? Ne, nu, tipo pagaidina, aišku. Bet niekad nedamušinėjau, žinai, raumens. Okei. Kodėl? Nes tada jisai pats nejaučiu, kur negalėjimas yra. Ir nes tada neiščina trekinti programos. Kiek aš newtonų jam padėjau, žinai, neužrašysiu programą. Padarėm 3 setus po tiek ir tiek, pirmas setas tiek, kitas tiek, kitą savaitę galim daugiau daryti. Aišku, labai progresija. Trekini kiekvieno kliento kaip progresija, taip? Kiekvieną pakartojimą, kiekvieną svariją. Labai nice, labai gerai. Aš apsikraunu, bet man svarbu labai klientų rezultatų, žinai. Ne, tai čia... Aš noriu didelius pinigus, aš noriu, kad jie gautų rezultatų. Man labai svarbu, kad, žinai, ateitų ir žinot, kad padarė daugiau negu praeitą kartą. Aišku, visko yra individualu, kaip tu sakai, nuovargis, stresas, neprogresuosim kiekvieną treniruotę. Bet ką iš savo pusės galiu padaryti, nuoširdžiai trekinti ir, žinai, pastumti jos sekančią treniruotę. Okay.
Kas toliau? Toliau Bitskė. Dar vienas, ne? Jo, dar 3 varom. Nu ką, dabar jaučiu pakris man jėga, nes praeitą savaitę dariau su dvacokais. Dabar teičiuoju prie Čiriko, 18 iš. Tai tu net nėra, kad savo ten rodys taip grįžtai taikinį, ne? Ne, aš pagal jaučiu jį pojūtį. Aš žinau savo svoris mintinai. Nu, žinau, čia nėra galbūt gerai, bet tiesiog savo svoris aš mintinai žinau, nes mano programa pusę metų nesikeičia. Ja, bet pakartojimus, pavyzdžiui. Aš viską mintinai žinau. Aš galiu savo programą net nežiūrėti, aš viską žinau. Kiekvieną setą, kiek pakartojimų darai? Lema gerai atmintis. Aš savo pratimus iki kalų smegenų žinau. Tai žinai, man lengva trekinti dėl to. Gal, fuck. Aš tai nepasitikiu, žinau ten, kad... Į ten kokius 6 laisvės. Man lengviau tiesiog rašyti. Lema, nusilpau biškį. Aš mėgstu daryti kuo mažiau pratimų su maksimalia nauda. Kadangi aš manau, kad mano dilbiai gali būti stipresni, tai vis laik naudoju fat gripą. Man asmeniškai žymiai malonesnis movementas negu su plonu. Gal dėl to, kad mano rankos mažos, aš nesižinau. Tai aš laik preferinu fat gripą. Ir jis iš tikrųjų malonus. Tik labai girgžda. Finita. Aš tik biški. Tai pradės padėti, ne? Jo, aš taip kaip tik mėgstu padėti. Labiau žiūriu ištaškimą, žinai. Bet labai nedaug, žinai, va. Tik tiek reikia viskas pats. Ten, kur tu neturi jėgos tiesiog. O aš to nepadėjau? Nu kaip? Gerai, visai malonu. Malonus, ne? Jo. Aš sakiau, jis tikrai fainas. Man tikrai maloniau negu su plonu paimti. Tai jo, darysim plaktuką. Vieną seriją. Tiksliau, ne šiaip serija bus. Vieną seriją darysim nuo 12 iki 15 pakartojimų. Ir darysim iš karto 3 pauzę. Tai reiškia 20 sekundžių pauzė, 20 sekundžių polisis ir iki negaliu. 12-15, 20 sekundžių iki negaliu. Tai čiumpam svoriu ir važiuojam. Bet aš šitą pratimą padaužyti mėgstu, žinai, visai. Gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Все. Trys, 4, 5, 6, 9, 8, 5, 4, 3, 2 ir važiuojam. Dabar užsimetinė? Dabar nedarai, iki negaliu, tada užsimetinėjai. Jo, dabar gali, žinai, užsimest ir ištempi. Protingai užsimest, ne? Užmeti ir bandai tiesiog ištemps pasipriešinimą. Jeigu nereagu, nebeužsimetinėjai, žinai. Vsio, mirė. Vsio, workoutas done. Dėkui. Prašom, tai kas patiko. Smagu. Niekada nepradės, aišku, tiek kaip tokių intensyvumų technikų. Ir volumo daug visai. Bet įdomu pabandyti, visą laiką kažką naujo įdomu. Ką, pavyzdžiui, pradžiai darai, kai ateina žmogus, pavyzdžiui, sako, nesvorio. Duodi kažkokius patarimus? Tai pirmiausia, mes fokusuomės treniruotės. Sakau, pradėk sportuoti reguliariai, pradėk eiti miegot laiku ir tiesiog išgert vandens. Ir kartais tokių, dažnai užtenka tokių. Jo, tiesiog step by step, užtenka tų pratimų dalykų, žinai, bum, žiūri -5 iš karto, žinai. Tik tokie maži dalykai. Jo, ir tada, žinai, palengva sakai, nu va, bandyk valgyti, žinai, ten daugiau kartų, mažesniam porcijam, žinai, daryk tarpus kažkokius tarp valgymus, daugiau trauk vandens, žinai. Ten kažkokie lėkštės tam tikri, žinai, principai, žinai, visada sakau viską valgyti, žinai, nėra, kad ten, o, angliavandenių negalim, tau ribok, žinai,
dažniausiai pirmiausia fokusuojasi tą bazę, kad bendras būtų suvokiamas maistą kažkokių, žinai, kategorizavimų nestatau. Kai jau yra, žinai, jau žmogus jau supranta, pas jį jau yra suvokimas, tokiu atveju taip. Mes jau tada, žinai, baliam jau kažkokias jau gairės, jau griežtesnės statyti, bet pradžioje ne visiems žmonėms to reikia ir ne visiems tas tinka. Aišku, yra vėlgi individų, kur tu, pavyzdžiui, sako, aš noriu čia ir dabar, davai darom, žinai. Tai jo, tokius iškart statai, bam, 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 ir dažniausiai tie būna žmonės, kurie greičiausiai pasiekia rezultatų. Man lygiai reikia vandens, reikia prisiminti. Ir maisto to reikia.